Visi girdėjo, bet ne visi dar iki galo supranta, kas ta naikinama GPL lengvata trečios pakopos ir gyvybės draudimo sutartiem. Tai labai trumpai, ką reikia žinot. Lengvata yra naikinama naujom sutartim, kurios bus sudarytos nuo 2025 sausio 1 dienos. Sutartis, kurios sudarytos iki tol, lengvatos naikinimas kaip ir įtakos dabar neturės. Ką tai reiškia? Sudarius sutartis po naujų metų, nuo sumokėtų įmokų į trečios pakopos pensinius fondus ar į gyvybės draudimą, valstybė nebegrąžins 20%. O tie, kas jau turi sutartis arba dar sudarys sutartis iki sausio 1 dienos, tai šita lengvata dar galės naudotis 10 metų. Tai va, tai tie, kas jau turit sudarę sutartis iki šiol, tai jums kaip ir nieko daryti nereikia papildomai. Galbūt, bet dar pasižiūrėsim. O tie, kas neturi dar gyvybės draudimo, sakykime, bet planuoja pasidaryti, tai patarimas tiesiog pasidarykit iki naujų metų ir neuždelskit. Nes jeigu darysit po naujų metų, viskas tvarkoja, sutartis bus gera, bet valstybė jau nebegrąžins 20% per GPM lengvatą. Maksimaliai per metus laiko tai yra 300 eurų, per 10 metų tai yra 3000 eurų, kurie gali sugrįžti iš valstybės. Tai jeigu planuojat, iki naujų metų tą padarykit. Taip, ką galbūt daryti, kas jau turit sutartis, tai pasižiūrėkit pirmiausia, ar turit investicinio gyvybės draudimo sutartį ar garantuotų palūkanų sutartis. Jeigu tai yra investicinio gyvybės draudimo sutartis, tai tikėtina, kad nieko nereikia daryti, nebent pasikelt įmoką. Tai jeigu įmoka yra ten 60-70 eurų, tai tikrai drąsiai pagalvokit pasikelt įmoką iki 100-125 eurų. 125 eurai per mėnesį tai yra maksimali suma, nuo ko grįžta GPM-as. Per metus tai yra 1500, 20% tai yra 300 per metus valstybė grąžina, per ateinančius 10 metų, kaip ir minėjau, tai bus 3000 eurų. Jeigu turit tik garantuotų palūkanų gyvybės draudimo sutartį, tada reikėtų pagalvot, ar verta kelt įmoką į didesnę, jeigu ten turi dabar su kokiu 50-60 eurų, nes mano nuomonė, kad neverta šitos įmokos kelt, geriausia būtų pasidaryti naują investicinę sutartį. Tai nėra visiems žmonėms, kad tai bus naudingiausias patarimas, bet daugumai žmonių tai bus tikrai naudingesnis veiksmas atliktas. Nes matot, su garantuotom palūkanom jūs uždirba dabar apie 2-3% per metus. Ir aišku, turi draudimus. Galima padaryti ir investicinį, kur draudimų nereikia, bet pinigai bus kaupimui, o ten jau uždirbat apie 10-12%. Tai galima pasilikti garantuotą su 2-3% ir draudimus ir ekstra pinigus, kas yra iki 125 eurų per mėnesį, pasidaryti investicinį draudimą ir uždirbinėti po 10-12%. Jeigu nežinot, kaip jums geriau pasidaryti, tai tiesiog galit man parašyti, paskambinti ir pasitarsim. Visi mano kontaktai yra edukuok.lt puslapyje. Na, o jeigu nežinot, ką turit, ar garantuotų, ar investicinį, arba nežinot, ką daryti ir norit pasitart, tai irgi parašykit, užsiregistruokit, ar tiesiog paskambinkit ir pasitarsim. Tai dabar einam prie veiksmų, ką daryti. Jeigu norit kažką daryti, pirmas veiksmas - darykit. Jeigu norit kažką daryti, bet nežinot, ką daryti, parašykit, paskambinkit, pasitarsim. O jeigu nežinot, ar daryti, ar verta daryti, tai irgi rašykit ir paskambinsim ir pasitarsim. Bet esmė kokia? Esmė, kad visą tą reikia susitvarkyti iki naujų metų. Ir tikrai nepalikit paskutinę mėnesį, tai yra gruodžio mėnesį, kad dar spėsiu, dar pasidarysiu. Lygiai taip pat buvo su antros pakopos pensiniais fondais, kai reforma buvo 2019 metais. 2019 metais iki Liepos 1 galėjo žmonės stabdyti, nutraukti kaupimo antros pakopos pensiniuose fonduose ir buvo tikrai nemaža dalis, kurie pasiliko birželio mėnesiui, o kadangi vasara, atostogų metas, praleido, pamiršo ir dabar pastoviai žiūri spaudoje, žiūri įvairiausius scenarius, kaip galim nutraukti antrą pakopą, bet dėja jau to negalim padaryti. Tai neuždelskit, jeigu reikia kažką daryti su gyvybės draudimu, kreipkitės dabar, kuo greičiau susitvarkykite ir tada tikrai bus ramu. O jeigu reikia daugiau informacijos, kaip minėjau, rašykit giedrius@edukuok.lt arba per puslapį edukuok.lt.